apie 4 darbo dienų savaitę. Daugelis lietuvių apie 4 darbo dienų savaitę ir 3 dienų išeigines gali tik pasvajoti. Jeigu pinigų užtenka, galime į 3 dienas per savaitę. Yes, king. Tai jeigu tinkamai darbas sudėliotas, tektų 4 darbo dienų. Darbuotojai tai atsakinėja iš tos perspektyvos, kad jie dieną mažiau per savaitę dirbtų, bet gautų tą pačią algą, o darbdaviai, jeigu paklaustum, tai darbdavys turbūt sakytų, jo, tai įmanoma turėti tokias darbų apimtis ir vis tiek būti pelningam, bet tada tą vieną dieną mes išskaičiuosim iš jūsų atlyginimo. Bent jau oficiniai vis vien šūdo malą penktadienį ir daugelis trumpiau dirbam, tai galėtų būti ir 4. Žinant tikrą sunkiai dirbantį lietuvį, jeigu duotum lietuviui tą vieną laisvą dieną, tai jisai kaip nors fucking sugebėtų susirasti antrą darbą ir tiesiog dirbti. Ir tiesiog 100%. Lietuvis tiesiog sugebėtų dirbti 4 tam savo pagrindiniam darbė ir dar tas 3 dar prisigalvotų kokių šūdų, nes jau pakankamai ilgas slotas gaunas, per 3 dienas jau galima padaryti darbų kitam darbe. Bent dalį etato. Visi suras galimybę tada daugiau užsidirbti.